Kągi, sveiki dar kartą žiūrėtojai kanalų. Praeitą savaitgalį nuo penktadienio iki sekmadienio ryto buvau laukiniame ežere. Norėjau pagauti atvažiavęs laukinį karpį, didesnį, mažesnį, vieną kitą, bet nei pyp neturėjau per pusantros, galima sakyti pusantros paros. Aišku, prieš tai buvau nešėręs, tai žodžiu ir labai oras blogas ir visa kita, tai kaip ir turi būti sezono uždarimas toksai. Bet kadangi neturėjau nei pyp, tai kažkaip, nežinau, ne tas. Ir nusprendžiau dar sykį pabandyti, bet atvažiavau dabar vėlgi penktadienis. Tai savaitgalį buvau praeitam šerta jau, tai dar atvažiavau vakar pašėriau. Ir va dabar atvažiavau, jau vakaras. Čia dabar jau turbūt, jau pusė 7 beveik vakare. Tai jau tik dar užmečiau meškeres. Dar galvoju pakobrysiu šiek tiek boilių nedaug, deduosiu ir galvoju, nežinau, gal pavyks nors vieną suvilioti. Tai jeigu nors vieną pavyktų suvilioti, tai būtų man jau liuksiškas uždarimo sezono, nes vis dėlto laukinis ežeras, ne kažkoks komercinis, tai ne taip paprasta pagauti. Ir tiek žinių, tai bandau žodžiu pagauti, miškai sumisus, eisiu tuo jau su pakobrysiu boilių, palapinės vėlgi neėmiau, kadangi vieną nakčią, tai čia labai daug reikalų, pasistatyk vietą mašiną užima, tai tiesiog pakimarysiu mašinoje ir mėgmaišį turiu, tai užsiklausiu mėgmaišių, įsidėsiu kaip audra ir problemų nematau. Bet to naktį šiandien praneša lygtais 11 ar 13 šilumos bus, tai galbūt nuo 11 iki 1 nakties, bent jau man taip rodė prognozijai, kad turėtų palyti neblogai. Bet čia, žinot, čia galbūt lis, galbūt nelis, o jeigu ir lis, tai nieko tokio. Tai va, tai rytoj ryte, iš tikrųjų nežinau, kelintą valandą rinksiuosi daiktus. Bet manau, kad labai ilgai nesėdėsiu, iki pietų tikrai manau nebūsiu, nes dar turiu ir kitų reikalų, namuose darbų yra. Tai va, ir kol kas turbūt būtų tiek, viskas paruoštas, matas padėtas, antiseptikas vietoj, visa kita, kaip priklauso ir vienu žodžiu bandysim pagauti paskutinį šių metų karpiecą. Kaip seksis, čia jau turbūt galima sakyti arba laimės dalykas, ar nuo žuvų noro priklausys, ar norės maitintis, ar nenorės. Tai tikėkimės, kad maitintis norės ir paragaus mūsų masalo ir jisai pas mus atplauks pasisveikinti. Tai kol kas tiek, jeigu kažkoks tais bus kibimas ar bus pagauta jeigu žuvis, tai parodysiu. Parodys laikas. Jeigu kažkas bus, pamatysit. Kol kas tiek. Tai ką, sveiki dar kartą. Dabar jau yra pas mane pusė 11. Tai žodžiu, turėjau dubletą. Apie 9 vakarų išvažiavau vienam meškerė iš dešinio kampo. Ir pradėjus traukti, aišku, ten užmesta netoli
netoli žolynų, tai iš karto žino žuvis karai, tai iš karto į žolynus, tai bandžiau aš iš ten krapštyti ir betraukiant išvažiavo kairiniai meškeriai iš kairės pusės kampo. Tai žodžiu, užkibo norėjau pasakyti, buvo masalai kaukitai, Odisėjus apačia Odisėjaus ir su viršūne manlainų pinenana, tai čia greičiausiai bus turbūt ananasas, tik rožinė spalva. Tai vat ant šito tyko kol kas ant širiminių live sistemų su slyvos viršūne, kol kas ant porų papipsėjimų, nieko rimto. O kairiniai išvažiavo ant to pačio Odisėjaus apačios su monster krabų viršūnėlė. Tai abudu karpiai ištraukti, aišku, šitą dešininį, kol traukiau, tai šitą kairė, kai pradėjau važiuoti, jinai be sustojimo važiavo pastoviai visą laiką, tai gal kokių 10 minučių, nes aš tą, kol iškrapščiau žolių, tai galvoju, tas tegul važiuoja. Tai jis važiavo į vidurį ežerų, iš vidurio ežerų grįžau paskui į žolynus. Į žolynę pasiliko, trumpam nutyko, kol aš tą sutvarkiau karpį iš dešinės pusės, tai jisai ten, žodžiu, patūnojo apie pusę minutės tykiai ir vėl jisai pradėjo varyti. Nu, tai aš jį pasėmiau, trauktais ten, nu, gerai buvo įsėdęs, tai aš ilgai užtrukau, blemba, gal gerą pusvalandį, kol aš išsėmiau iš tų žolių, tai po biškį, nu, bet išsėmiau. Tai dabar tai abudu karpiai, vienas iš dešinės pusės žvynius, gražus, švarus žvynius, nesvėriau, nežinau, manau bus kokie 8, 9, nu, nežinau, negaliu atspėti, nelabai aš toks atspėju tą svorį, tai nu, nuo 8 iki 10 kg manau bus toksai, jisai maiše. Ir taip pat iš kairės pusės irgi jau veidrodinis, bet irgi panašaus dydžio, gal šiek tiek, sakyčiau, turėtų būti 10, nu, turėtų būti 10. Tai labai irgi graži žuvis, tai irgi dėjau į maišą iki ryto, vanduo vis dėlto jau ne vasara, ne karšta, taip, tai iki ryto pabus maišuose, ryte bus, kaip sakant, nufilmuoti, nufotografuoti, pabučiuoti ir paleisti atgal. Tai va, ir kol kas daugiau nieko pasakyti negaliu, kol kas jokių pypsimų nieko nėra, tai žodžiu, tokios žinios šiai minutei. Biškį pakobrinau dar bailių po žuvies ištraukimo, tai lauksim toliau ir pasižiūrėsim, kaip bus, gal dar koksai užkips naktį ar pareičiais. Bet aš jau esu labai patenkintas, 2 karpiai ištraukti, tai iš 2 kibimų, tai nu, pasaka, laukinėme ežere. Tai va, tai jeigu bus kažkas dar geriau, tai žinosit. Labas rytas. Neskubėjau keltis, taip gerai mėgaujuosi. Pusę 5 ryte dar turėjau vieną kibimą karpinį, tai ištraukiau, kažkur yra kliuvinys, tai į tą kliuvinį įnėjau, tai jau teko per prievartą traukti, jau galvojau, kad karpis ir atsikabinės bus, tai traukiau per prievartą ir paskui žiūrėjau, kad tas karpis vis dar pas mane kabo ant kablių. Nu tai vat ištraukiau, bus šiek tiek turbūt mažesnis negu vakarykščiai. Nu, bet jisai yra maiše dabar, dar kol kas nepaleidinėjau, dar nesvėriau, o tik atsigėriau kavos. Tai neužilgiau eisiu, nufilmuosiu ir jums parodysiu. O, keli bailiukai dar likę, tai nu, einu su kobros pagalba sumesti. Paskutiniai čia jie. Pasėmėjęs nedaug buvau, kad tik tais dasišert biškutį. Tai sumesiu paskutinius.
Sumetėm šitus boiliukus kelis, tai gal apie 10 gal buvo, tai sėkiau neužilgiu važiuosiu namo, tai nesivešiu kitų kelių boilių. Gal dar kol rinksiuosi viską, dar draugas atvažiuoja va, į svečius trumpam, tai kol parūkysim, kai sakant, kol pakalbėsim, tai gal dar koksai vienas karpiesas pabandys paragaut. Nu, bus matyt. Eisim paskui filmuot karpių. Kągi, dar sykį labas rytas. Einu paleidinėti jau po biškį žuvis. Turiu iš viso 3. Ir rinksiuosi meškės, važiuosiu namo. Tai dabar noriu jums parodyti. Tai šitas žvynis gražuolis pusė 5 ryte išvažiavo, sveria 9 kg 430 gramų. Tai va tuoj parodau, jau jisai pagydytas. Štai toksai laukinio ežero gražuolis, gyventojas. Davė neblogos kovos. Gražuolis. Paleisim atgal į savo stichiją. Gražuolis. 9 kg 430 gramų. Leidžiam šį gyventoją atgal į vandenį. Laukia. Kągi, rodom dar vieną. Žvynius išvažiavau vakarą, 9 vakaro pats pirmas. Pats pirmas pasisveikino su mumis. Pailsėjęs, tai dabar piktas. Pabandysim parodyti. Sveria 10 kg 320 gramų. Svėriau. Jau yra grynas svoris. Štai toksai gražuolis mūsų, pirmutinis, vakarykščios dienos, 9 vakaro užkibęs. Davė vaizdų iš čia neblogų. Tai toksai, leisim atgal į jo stichiją.
dar vienas. Šitas išvažiavo vakar irgi 9 val. Sykiu su pirmuoju. Užturėjau dubletą, tik iš kairio kampo. Šitas yra veidrodinis. Kol aną meškerę traukiau, pirmą žuvį, kol traukiau už dešinių kampų, tai šitą pastuvą perstojau, važiavau. Nu jo, iš čia davė biškį veiklos man. Išsimti iš taip aną, taip šitą va, kur užkibu, reikia išsimti iš švendrų, nu vienu žodžiu, pavargti. Nu bet viskas gerai. Išsimėm ir galim va parodyti jum. Žuvis jau yra pagydyta. Tai kągi, pasvėriau 13 lygiai kilogramų, tai atmetus šitą visą laikymų svėrimų maišą gaunasi 11 kg 600. Nemažas gražus veidrodukas, tai pabandysiu parodyti, tikėkime, kad leisis. Ne taip paprastai, čia su juo viskas. Veidrodukas gražus, tamsus toksai, 11 600. Štai toks gražuolis. Wow. Tai vat. Stiprios žuvys, puiku, keliauja į savo vandenį atgal.